aptarinėsime britų kuratoriaus ir eseisto Diano Sudičiaus knygą Galios architektūra, kurią išleido leidykla Lapas. Čia kaip ne per seniausiai vienoje iš Žmogus ir miestas laidų šnekinom pašnekovą ir jisai sakė, Lapas aprūpina mus architektūrinė literatūra. Tai taip iš tikrųjų ir yra daug tekstų, kuriuos angliškai esame skaitę ir kurie mums atrodo svarbus ir reikšmingi. Taip. Štai, Galios architektūra, va kaip jinai atrodo, lietuviškai išleista, tai pagaliau turime šitą knygą ir lietuvių kalba, o kalbėsime su Lolita Jablonskiene. Turbūt trumpai pristatysiu, kad tai yra šiuolaikinio meno kuratorė, šiuolaikinio meno kritikė, parodų kuratorė, nuo 2002 metų vadovauja Nacionaliniai dailės galerijai, taip pat ir VDA dėstytoja, Lietuvos kultūros ir meno tarybos vicepirmininkė ir daug ten kitų visokių rolių yra. Ir Lolita šitą knygą rekomendavo kadaise architektūros pokalbių fondo paskaitos metu. Čia buvo 2011 berods metai, daugiau negu prieš 10 metų. Tada vyko pirmasis, man atrodo, architektūros pokalbių fondo renginys, Show-off reginio architektūra. Vėliau tų rekomendacijų girdėjome ir iš daugiau žmonių, man atrodo, ir Skaidra Trilupaitytė irgi tą pačią knygą irgi yra rekomendavusi, siūliusi pasiskaityti ir pagaliau tą galim padaryti lietuviškai. Tai trumpai šiek tiek įžangai, aš galvojau pacituosiu Džordžą Batailį, tokį filosofą, kuris yra rašęs, čia toks mano negrabus vertimas, bet iš esmės jisai yra sakęs, kad didingi paminklai iškyla tarsi užtvankos, kuriuose galios ir valdžios logika priešinasi visiems, kurie ją abejoja. Tai bažnyčia ir valstybė kalba katedrų ir rūmų pavidalų ir tai primeta miniai tylą. Tai Galios architektūra iš esmės yra knyga apie panašius dalykus, apie tai, kaip pasaulio galingieji ir įtakingieji per architektūrą bando kurti kažkokius, įtvirtinti savo statusą, gal kartais kompleksus, paveikti kitą, paversti mažu ir nutilti kartais tiesiog parodyti save ir kokie jie yra galingi, įtakingi ir nuostabus. Bet kas yra smagu, kad Sudikas iš tikrųjų rašo apie architektūrą, bet rašo pakankamai taip suprantamai, lengvai, priimamai plačiosioms masėms, tikrai ne tik architektams, jisai geba tą kažkaip įdomiai padaryti. Aišku, didelė dalis tų tekstų, kurie čia į tą knygą yra suėję, yra pradžioje atsiradę kaip tiesiog publikacijos architektūros kritikos straipsniai Guardiane, man atrodo, ir vėliau daug tų straipsnių fragmentų, beveik kartais didelius gabalus gali matyti, kad tai tapo pagrindu skirtingiams šitos knygos skyriams. Ir aptarinėja labai įvairius dalykus, nuo muziejų architektūros iki, nežinau, nacių, Hitlerio, žodžiu, architektūrinių ambicijų, kažkokių Sadamo Huseino ir taip toliau, sporto kažkokių tai arenų ir daug kitų dalykų. Tai va, tokia trumpa įžanga galbūt, o Lolitai turbūt pirmas klausimas, tai 2011, kai siūlėte šitą knygą, rekomendavote pasiskaityti, kodėl tada? Kas tada vyko, kas galbūt surezonavo ir ta knyga pasirodė būtent labai aktuali tuo metu? Ačiū už klausimą. Tie, kam jau teko paimti rankas knygą ir matė, kad manęs maloniai paprašė parašyti įžangėlę tai knygai, ten mėginu šiek tiek paaiškinti, kaip viskas buvo. 2009 metais atsidarė Nacionalinė dailės galerija, prie kurios projekto rengimo ir pačios idėjos kūrimo man teko prisidėti. Ir pakeliui visų šitų idėjų formulavimo taip pat buvo rengiamasi viena iš pirmųjų parodų Šaltojo karo metų modernizmas, kurią galbūt kažkas yra matęs Nacionalinėje dailės galerijoje. Jie atvažiavo iš Londono Viktorijos ir Alberto muziejaus. Ir kai buvo pristatoma Londone, atidarymo metu man teko sutikti šios knygos autorių. Ir tada jis manęs paklausė, o tai koks žymus užsienio architektas projektuoja jūsų tą naująjį pastatą? Ir aš supratau, kad
tai tiesiog buvo klausimas ore, bet koks naujas muziejus, kuris 21 amžiaus pradžioje buvo besiruošęs atsidaryti, turėjo atsidaryti, sakykime, ne tik su kolekcija, ne tik su koncepcija, bet taip pat ir su žymaus architekto etikete. Tai 2011 metais, kai prasidėjo architektūros pokalbių fondo diskusijos, dar, kaip pasakyti, visą tai iš tikrųjų labai rezonavo ir buvo ir mano pačios kraujyje, sakyčiau, tai ir dėl to ją ir pasiūliau, bet to, žinoma, tema pokalbių buvo show-off architektūra, tai natūraliai atrodė, kad tai yra autorius, kuris apie tai yra pamastęs. Kita vertus, man šitą knygą dabar jau teko skaityti 2 kartus ir reikalas ne tas, kad 2 kartus aš ją skaičiau, o tas, kad tarp tų skaitimų atsirado 20 metų tarpas, tai aš net leidėjoms sakiau, kad kažkaip šiandien jinai man jau kitaip skaitosi, nes ji turbūt yra vis dėlto 20 amžiaus pabaigos, 21 amžiaus sandūros problematikos knyga. Šiandien jau joje kažkos toka jaučiasi. Tai, kas tuo metu atrodė kaip neišvengiama, savaime suprantama, tai galbūt šiandien jau atrodo praeitis šiek tiek. Tai čia turbūt smarkiai yra ir apie tą tarptautinį muziejų statybos bumą, kada grupelė, mažas ratelis garsiausių turbūt architektų, labiausiai matomų veidų, skraidydavo po pasaulį tenai vis projektuodami skirtingus muziejus, kaip tam tikrą, nežinau, prekės ženklą iš esmės. Ir tas visas procesas turbūt buvo labai smarkiai susijęs su muziejų bandymu paversti tokio masinio vartojimo, populiariosios kultūros objektu. Bet pavyzdžiui, nežinau, nacionaliniai muziejai šiek tiek gal kitas formatas. Ar jums irgi aktualu būti to masinio vartojimo, populiariosios kultūros, nežinau, institucija, kuri pritrauktų žmonės masiškai, būtų ryški matoma tokia? Na, aš manau, kad visi muziejai, o ypatingai tai, ką vadinam nacionaliniais arba kitaip tariant valstybiniais muziejais, kurie yra finansuojami iš mokesčių mokėtojų pinigų, supranta, kad jie ir dirba tiems mokesčių mokėtojams. Tai jie iš tikrųjų siekia, kad ateitų kaip galima daugiau žmonių, bet, na, kaip pasakyti, kiek aš pamenu, dauguma tokių muziejų, na, nesiekia pirmiausiai, kaip čia pasakyti, susijęti save su, na, to vadinamo parodomojo architektų ratelio, arba kaip Sužikas sako, flying circus, reiškia pavardėmis. Nors aš miniu ten irgi savo įžangoje, kai buvo planuojama statyti šiuolaikinio meno muziejų Rygoje, Latvijoje, kuris turėjo būti tokio mišraus, reiškia finansavimo tiek privataus kapitalo, tiek valstybinio. Ten, bent jau tuo metu, kai buvo mišraus kapitalo, tai konkursą laimėjo OMA architektų biuras ir, na, tai žinoma, yra vieni iš tų, kaip pasakyti, skraidančių architektų įžymybių. Bet, kaip čia dabar pasakius, yra turbūt įvairių priežasčių, kodėl užsakovai kreipiasi į ryškius architektus. Yra įvairių priežasčių. Vienos iš jų gali būti finansinės, kitos gali būti kontekstinės, nes galbūt aplinkui mieste, šalyje, regione jau yra muziejų ir tam, kad pasakyti ryškų, aš čia, kartais galbūt tenka kažkaip taip pasielgti. Bet
Pirmiausia, tai reiktų turėti omeny, kad knyga toli gražu nėra vien tik apie muziejų architektūrą. Joje kalbama daug plačiau apie galios architektūrą, kuri reiškiasi įvairių paskirčių pastatuose. Taip, turbūt taip ir šiek tiek šokinėsime tarp muziejų architektūros ir tos visos likusios irgi galios architektūros. Aš vis tiek dar truputėlį apie muziejus norėjau paklausinėti, kad jau mūsų toks duetas čia šiandien kalbamės. Tai Bilbao efektas būdavo labai smarkiai linksniuojamas turbūt prieš 10-metį, šiek tiek gal daugiau lūkesčių tam tokiam. Tada buvo daug tokio naivaus gal optimizmo, kad netgi ir Sutikas aprašo, tarkim, tokio muziejų vardo skolinimą, tarkim, kai kur, nežinau, kur nors Emiratuose ar dar kažkur kažkokiai institucijai, taip siekiant tarsi sukurti statusą, pritraukti dėmesį, tuo pačiu ir per kažkokią išskirtinę architektūrą. Dabar jau truputėlį į tą visą reiškinį taip su pašaipa galbūt net kartais žiūrima, nes matosi, kad tie lūkesčiai, kad augti, plėstis ir tapti tokiu globaliu prekės ženklu, turbūt nėra taip paprasta ir tos ambicijos kartais yra šiek tiek per didelės, bet tuo metu, pavyzdžiui, kada rekomendavote šią knygą, Lietuvoje tokių tam tikrų procesų irgi buvo. Tai ar mes turėjom čia tokių bandymų pas mus sukurti Bilbao efektą? Ir su kuo tai susiję? Su kokiam asmenybėm, politinėm arba su kokiais procesais? Žinot, Bilbao efektą reikėtų suprasti taip, kaip jis iš tikrųjų interpretuojamas yra ypatingai, sakytume, socialinę prieigą turinčiose teorijose. Ir meno istorijoje, ir galbūt aprėse meno sociologijoje ir panašiai. Tai Bilbao efektas tai veikiau yra tokia iliuzija, kad turint kokiam nors mieste garsaus architekto parašų pažymėtą, tarkime, muziejų, bet tai galbūt gali būti ir teatras, galbūt tai gali būti ir kažkoks kitas statinys, galima staiga paversti tą miestą arba tą vietovę ekonomiškai, socialiai ir aš nežinau kaip, mentaliai, kaip pasakyti, klestinčią vietą. Pirmiausia, žinoma, galvojama, kad staiga suklestės turizmas, atvažiuos žmonės, nuolatiniai srautai ir tokiu būdu, ta prasme, kaip pasakytas, klestėjimas ir gausis. Remtas iš tiesų buvo Bilbao miesto sėkmės istorija. Sėkmės, žinot, čia kaip ir visada. Sėkmė ji nėra amžina, reiškia, ji kažkada prasideda, galbūt kažkada ir baigėsi, kuomet pastačius Franko Gehry projektuotą Guggenheimo franšizę pastatą, iš tiesų į Baskų krašte esantį miestą, taip gana smarkiai padidėjo turistų, reiškia, srautai, bet kaip padidėjo, taip ir sumažėjo laikui bėgant. Tai tas Bilbao efektas tikrai kažkurį laiką temdė, bet mano akim žiūrint gal net labiau politikų protus ir čia mes tikrai turėjom tokių istorijų ir tiksliau vieną aiškią istoriją, kurią aš ten irgi truputėlį paminiu savo įžangoje, sakydama, kad galėjo taip atsitikti, kad greta Nacionalinės dailės galerijos lygiai toje pačioje teritorijoje būtų išdygęs Zahos Hadid projektuotas Ermitažo Guggenheimo pastatas ir tuo metu, kaip pasakyt, žinomi Lietuvos kolekcininkai, mecenatai, Danguolė ir Viktoras Butkai taip pat lyg ir tikėjosi, norėjo pastatyti savo naują muziejų, tada visai su kitais architektais, jaunesnės kartos lietuvių architektais pastatą irgi tenai. O pačią Guggenheimo Ermitažo muziejaus idėją iš tikrųjų tuometinis meras Artūras Zuokas labai stipriai motyvavo tuo vadinamuoju Bilbao efektu. Turiu prispažinti, kad man teko dalyvauti delegacijoje, kurią subūrė tuomet miesto savivaldybė ir vyko mes į Bilbao ir domėjomės tada tuo pastatu, žiūrėjom, kaip jis veikia, kaip atrodo, kas neveikia galbūt ir taip toliau ir panašiai. Bet reikalas tas, kad tuo pat metu
sparčiai gilėjo krizė visoje Guggenheimo imperijoje ir nepaisant to, kad Tomas Kremsas lankėsi Vilniuje, suspėjo dar kažkaip atvažiuoti, reiškia, tuo metu jį Guggenheimo patronų taryba neilgai trukus atleido ir kaip čia pasakyti, Bilbao efektą palaikęs burbulas tiesiog pšt ir supliuško, reiškia, bet kažkiek buvo prisilietęs ir prie Vilniaus, tai faktas. Mažai trūko, bet gal paminėjote Romą architektus, tai turbūt daugam iš vietinių architektų būtų smagu kaiminystėje netoli, tarkim, Latvijoje turėti jų muziejaus projektą, turėti galimybę tenai nuvykti, pasižiūrėti, tuo pačiu jie įdomus tam visam Flying Circus ratelėje, kad nepaisant to, kad yra tie Star Architect, tarkim, Remkulchasas yra toks pakankamai kartais kritiškai pats į tą savo Star Architect statusą žiūrintis ir kartais su tuo šiek tiek žaidžiantis ir ironizuojantis galbūt kitiem irgi architektam, bet tuo pačiu nepaisant jo tokio kandžios pozicijos, jo Guggenheimo muziejaus projektas Las Vegase berods, kaip tik yra tas pavyzdys nesėkmės, kada labai anksti, tik pastačius paaiškėjo, kad neužtenka išskirtinės architektūros ir kažkokio naujoje lokacijoje ir gana greitai užsidarė. Bet judant turbūt nuo muziejų šiek tiek tolyn link apskritai galios architektūros, mes kaip tik prieš pokalbį šnekėjomės apie pavadinimą knygos. Tai man būtų įdomu paklausti, kaip vertinate pavadinimą, nes visuomet pavadinimų vertimai yra toks sudėtingas dalykas, kad vis tiek kas nors turės nuomonę, kad galbūt reikėjo kitaip šiek tiek išversti. Tai jinai originaliai skamba The Edifice Complex, o išversta yra galios architektūra. Tai kodėl, tarkim, ar gerai, kad nėra to komplekso, kas yra ir architektūrinis kompleksas, bet ir galbūt kažkokie asmenybių kompleksai, kurie už tos architektūros slepiasi. Ir jo, Edifice turbūt tas didinga, išaiškinga architektūra. Kaip vertinate, žodžiu, šitą pavadinimą dabar, kaip jisai lietuviškai pasirodė? Man patinka šitas vertimas, visas pavadinimas yra galios architektūra, kaip turtingieji ir galingieji formuoja pasaulį, tai yra ir viršelėje parašyta. Iš tikrųjų, The Edifice Complex yra, kaip pasakyti, lietuviškai tiesiogiai išvertus, toks komplikuotas pavadinimas, nes reikia apimti, kaip jūs ir sakėt, ir patį architektūros kaip didelio komplekso apriepiančio, kaip pasakyti, ir fiziškai erdvę, ir galbūt funkcinį kažkokį kompleksą ir taip toliau ir panašiai, ir apriepia tą tokią žmogaus vidinių kompleksų, tokią psichologinę, sakyčiau, liniją, ir išreikšti ją viename žodyje nebūtų taip, sakyčiau, nebūtų įmanoma, todėl kad žiūrovui vis tiek reikėtų, skaitytojui vis tiek reikėtų, matot, aš kaip įpratau muziejuje, man visi žiūrovai yra, reiškia, tai skaitytojui nebūtų iš karto aišku. Tai galios architektūra, man atrodo, iš tikrųjų kalba apie tai yra, parodo būtent tai, apie ką šitoje knygoje yra ir kalbama. Bet šiaip recenzijos man teko pasiskaityti recenzijų iš tos knygos ankstesnėje spaudoje, tuo metu, kai ji tik tai pasirodė anglakalbėje, ta prasme spaudoj, jos visada atkreipė dėmesį į tą dualumą ir ypatingai į tą tokią psichologinę potekstę, kurią autorius irgi pabrėžia. Beje, knygoje jaučiasi, kadangi Sudžičius yra žmogus pažįstantis daugelį šiuolaikinių architektų, apie kuriuos jisai rašo, tokia gana didelė dozę subjektyvumo. Ir sakyčiau, jis pats kaip autorius irgi šiek tiek psichologizuoja, reiškia, savo tam tikrus sprendimus arba vertinimus. Ir vieni architektai aiškiai yra labiau jo favoritai, kiti galbūt šiek tiek mažiau jo favoritai ir taip toliau. Taip, kad net pats autorius papuola į tą tokių truputėlį su psichologija susijusių sprendimų ratą. Ir pačioje knygoje, kas yra įdomu, man atrodo, kad iš tikrųjų,
kai apie architektūrą tekstai būna, dažnai žmonės tikisi, kad ten bus papasakota, kaip ten ta architektūra atrodo, ten koks stilius, kaip čia formavosi tas fizinis rezultatas, bet čia labiau yra turbūt ne apie tai, kokia jinai gavosi, bet kodėl, būtent kokios įtakos, ekonominiai kažkokie svertai, politiniai ir taip toliau, ją iš viso padarė įmanoma. Bet skaitant, tarkim, visus tos skirtingas istorijas, skirtingus tokius pjūvius, ten nuo Hitlerio, Huseino ir taip toliau, iki kažkokių komercinių projektų, tarkime, kaip jums atrodo, ar vis dėlto tenai apie galią, nes dauguma tų užsakovų, iniciatorių, turbūt per tos objektus nori parodyti, kokie yra stiprus, kokie yra nuostabus, galingi ir taip toliau, ir savo tam tikrą ideologiją įkūnyti per tą architektūrą, bet žiūrint šiandien, tai vis dėlto galią rodo dauguma tų objektų, ar vis dėlto kažkokia kaip tik negalė ir kompleksus? Žinot, manau, kad vis tiek jinai kalba apie galią. Net jeigu mes žiūrime istorinę architektūrą, to, kad pati užsakovo ir architekto santykių tema architektūros istorijoje, turiu omeny ir praktikoje, ir istorijoje jinai nėra moderniųjų laikų atradimas. Tai kažkas, kaip pasakyt, primena mums taip pat imperinius laikus iki 20-ojo amžiaus, primena karalius, kurie užsakinėjo didingus rūmus, primena pagaliau, nežinau, Egipto piramidės ir ką tik tai norit. Tai jie visi vis tiek alsuoja gale, tie pastatai. Tai, kad kai kurie iš jų yra žlugusios utopijos, pavyzdžiui, kaip tūkstantmečio kupolas Didžiojoje Britanijoje, pats Udžikas yra Britas, reiškia, ir taip negailestingai sudoroja, sakyčiau, tą projektą, rodydamas kaip vienos partijos ir vienos partijos lyderio ambicijos ir, sakytumei, tiesiog apakino juos ir paskatino visus investuoti pinigus į pastatą, kuris niekada neturėjo jokios funkcijos. Man asmeniškai labai, kaip dar pirmą kartą skaičiau, buvo juokinga apie tai skaityti, nes 21 amžiaus pradžioje man yra tekę su kolegomis, tuomet dar Marono šiuolaikinės dailės informacijos centre, po Soroso šiuolaikinio meno centro atsiradęs, toks buvo vienetukas, organizuoti nedidelį projektą Lietuvos ambasados Londone prašymų, kažką duokite tam, ta prasme, tūkstantmečio kupolui, nes ten nėra turinio, ten nieks nežino, ką reikia daryti. Ir beje, tuo metu išvežėm privačią ideologiją. Valdą Ozarinską, Gintarą Kujinį, Audrių Bučą ir Mariną Bučienę, ir tenai parodėm būtent tą architektūrą. Tai norėjau pasakyti, kad nepaisant to, kad jie žlunga arba jie yra sugriaunami kaip dviniai, bokštai dviniai, jie vis tiek turi tam tikrų bruožų savo išvaizdoje, savo istorijoje pagaliau, kurie kalba apie vienu ar kitu metu susikaupusią kažkokią galios koncentraciją ir išsireiškusią tuose pastatuose. Man taip atrodo. Bet tik paskaitoje citavote Sudžičių ir jisai knygoje rašo, kad tarsi nėra nei totalinės, nei nacionalinės kažkokios architektūros. Mes, tarkim, galbūt norėtume įsivaizduoti, kad šitas architektūros tipas deklaruoja totalitarizmą kažkokį, bet iš tikrųjų tas prasmes žmonės tą architektūrai suteikia. Tai turbūt vienas iš pavyzdžių yra Nacionalinė dailės galerija, kada statyta kaip revoliucijos muziejus. Tai ar jos ta architektūra yra apie revoliucijos muziejų, ar vis dėlto dabar jau apie kitus dalykus? Kaip pavyko tą, nežinau, kodą perlaužti, persukti rekonstrukcijos metu? Žinot, Nacionalinė dailės galerija, tiksliau revoliucijos muziejus, kuris veikia tame pastate, laimiai veikia ten labai trumpai. Iš tikrųjų, pastatas juk buvo atidarytas 80 metais, 90 baigėsi toji revoliucija, kurią jisai turėjo žymėti ir pristatyti. Tai, man atrodo, tas trumpas laikas prisidėjo prie
atitinkamos trumpos atminties, jeigu galim būtų pasakyti apie tai, o sutelkus dėmesį į tai, ką tu veiki tame pastate ir netgi rengiantis sutelkti dėmesį į tai, ką tu darysi tame pastate, kalbantis su architektais, jau akcentai buvo sudėlioti, ta prasme visai kiti. Man atrodo, čia net nereikėjo nieko labai laužti, bet to jis iš tikrųjų ir neturėjo tos tam tikrą didybės maniją architekto arba miesto projektuotojų ar miesto vadovų ar valdovų kažkur galvose esančios tos didybės manijos niekada mano galva ir neturėjo. O apie kitas vietas, kuriuose gal sunkiau perlaužti kažkokius kodus, tarkim, kurios gal ilgiau, nežinau, nešia tam tikrą žinutę. Pavyzdžiui, Lukiškių aikštė kokia nors yra nuolatinių įtampų ir diskusijų, tarsi atrodo vieta, nepaisant to, kad dabar jau lyg ir tas dizainas yra pasikeitęs, bet kažkoks neapibrėžtumas apie tą vietą ir vis skirtingi lūkesčiai ten susidurintis niekur nedingsta. Taip, aš sutinku su tuo, bet žinot, aš vis tiek laikausi, galbūt ir klaidingai, tos nuomonės, kad labai priklauso nuo to, kaip veikia ar aikštė, ar pastatas, ar koks nors kompleksas. Tai visi pamenam, kokių kontroversijų yra sulaukę valdovų rūmai. Ir ar galima būtų palyginti ano laiko kontroversiją su šio laiko požiūriu į valdovų rūmus. Tai be abejo yra žmonių, kurie ir toliau galvoja, kad toks pastatas galbūt neturėjo atsirasti UNESCO saugomame senamiestyje. Bet žvelgiant į tai, kokią veiklą užsiima muziejus, ką daro, kaip veikia, ta prasme kažkaip susibalansuoja, tai yra tie požiūriai. Tai Millennium Dome arba tūkstantmečio kupolas yra kaip tik tas pavyzdys, kuriame niekas nepradėjo veikti, niekas neatsitiko. Dėl to jisai ir stovi taip vaizdžiai aprašytas autoriaus. Beje, pats paminėjai, kad skaitydamas knygą apie architektūrą tikiesi tokio aiškaus paaiškinimo, kaip architektūra atrodo, kas ten čia gal ne aš tikiuosi, bet aš suprantu, kad dažnai toks lūkestis. Bet šita knyga tai netokia. Tai yra tokia knyga, kuri yra parašyta žmogaus, tarsi vedančio tave už rankos į tą vietą ir labai vaizdingai aprašančio ne tik tai pačią architektūrą, bet sakyčiau netgi atmosferą aplink architektūrą, orą, saulę, dulkes, gamtą aplinkui, praeivį kažkur. Be abejo, tai padeda rašytojui sukurti jo norimą nuotaiką, nes galbūt kitas kitaip tą galėtų pamatyti, bet jis skaitosi, mano požiūriu, jis skaitosi taip, šiek tiek labiau ir kaip pramoginė tokia literatūra. Šiek tiek architektūrinių pletkų. O jau to tai tikrai. Čia turbūt ne pirma tokia šiek tiek architektūrinių pletkų knyga išleista lapo, 4 sienos ir stogas, irgi didelis koncentratas tokių nežinau, povandeninių įvairių dalykų arba tiesiog užkulisių architektūros gimimo, kurie kartais atrodo absurdiški, komiški ir taip toliau, tai čia to šiek tiek irgi galima rasti. Aš iš praeito atsakymą šiek tiek jau gal ir jaučiu atsakymą, bet klausimas, jeigu reikėtų šitą knygą papildyti dar vienu objektu kažkokiu, bet iš Lietuvos, tai kuris čia labiausiai tiktų? Negaliu net atsakyti tą klausimą. Ta prasme to, kad automatiškai turbūt atrodytų, kad reikėtų papildyti Mo muziejumi, ar ne, su Danielio Libeskindo architektūra, bet turbūt 2 tokie objektai patys ryškiausi būtų Mo muziejaus pastatas ir visgi Valdovų rūmai. Valdovų rūmus labai tikėjausi irgi išgirsti. Bet, tarkim, Galios architektūra šičia prašyta. Kokia būtų alternatyva, arba tiksliau, kas yra priešingoj svarstyklių pusėje? Kokia yra ta, nežinau, Negalios architektūra labai netinkama formuluotė turbūt, bet kas yra kitoks požiūris į architektūrą arba kitokie objektai, kurie kitas vertybės deklaruoja? Ar, nežinau.
kasdienė toks, kažkokia žinote, architektūra? milijono dolerių klausimas, ar ne? Aš gal pasakyčiau panašiais terminais, kuriais čia operuoja autorius knygos. Jis tarsi duoda suprasti, kad paprastai iš tokio tipo architektūra arba galios architektūra, ji įkūnija vieno žmogaus, arba asmenų grupės tokias asmeninės ambicijas. Reiškia norus, idealus, galbūt netgi kartais kažkam galbūt atrodo, kad tai net yra modernizacijos, pažangos idealai ir taip toliau ir panašiai, bet apvertus tada vietoje vieno žmogaus turbūt matytume daug žmonių. Ten, kur yra mažų mažiausiai bendruomenė, pradėkim, šeima, bendruomenė, visuomenė, ta prasme platesnė. Tai jeigu jos interesai tampa svarbesniais negu architekto arba čia vystytojo ar užsakovo, kaip čia būtų galima pasakyti, tai ir būtų ta kita pusė. Tai aš šiek tiek užsiminiau, kad šiandien skaitant kažko man, ta prasme, pritrūko. Tai nežinau kaip pačiam, bet jau šiandien tikrai keistai atrodo, kai tik viena Zaha Hadid yra paminėta iš moterų architekčių, ar ne? Tai, nes aš net pažiūrėjau, dabar galvau, gal kažkaip praleidau, pavyzdžiui, Sėdžimą, kokia jau buvo naujasis muziejus New York'e tuo metu suprojektuotas ir ta prasme, daugiau moterų architekčių atitinkamai. Na ir antra, toks įspūdis, kad iš vis dar mintis net tolimai kažkaip neapčiuopia globalių ekologinės krizės, reiškia globalios ekologinės krizės artėjimo, tiesiog iš vis beveik nieko negalima pajausti. Tai žiūrėkit, praėjo 20 metų, truputį daugiau nuo knygos pasirodymo, šiandien jau jaučiam, kad turim kitų problemų, kitų iššūkių, į kuriuos architektūra turėtų neišvengiamai kreipti dėmesį. Aš apie tą kitokią, ne apie galios architektūrą, turbūt galvojau, kad jeigu per tą tokią didingą, įspūdingą architektūrą valstybė, kažkokios galios grupės, asmenybės konkrečios bando nutildyti mases, kurios galbūt abejoja jų statusu, jų gebėjimu kažką padaryti didelio ir svarbaus, tai turbūt priešinga architektūra kaip tik tos visus balsus ir turėtų leisti jiem girdėtis, įgalinti žmonės kaip tik savo pozicijas skleisti, spinduliuoti į aplinką, kaip tik nenutildyti masės, o jas kažkaip prakalbinti. Ir man atrodo, tas labai jaučiasi, kad dabar architektūroje į tokią poziciją žymiai daugiau dėmesio tokiai pozicijai tenka. Jeigu, tarkim, išleidus knygą, čia buvo turbūt nežinau, tie Star Architect čia buvo visur, all over the place. Tai dabar ne tik, kad į tai ironiškai žiūrim, bet į tuos architektus, kurie šiandien turbūt yra labiau linksniuojami kaip pavyzdžiai, ką verta žiūrėti, jie kaip tik jau šalinasi tokios pozicijos, šalinasi to flying circus, ratelio statuso ir taip toliau. Įžangoje šiek tiek minėjote apie propagandinius kraštovaizdžius. Man atrodo visai įdomi ta visa istorija, bet gal galite ją pasidalinti, bet ir apskritai, ar mes turim tų propagandinių kraštovaizdžių čia Lietuvoje, jeigu jau, tarkim, apie objektus architektūrinius, kurie galbūt čia galėtų atsirasti, šiek tiek pakalbėjom, tai ar turim tokių išbaigtų kažkokių galios kraštovaizdžio pavyzdžių, ne vienas objektas, ne kažkas, o visas, nežinau, kažkoks projektas, miestovaizdis, didesnis architektūrinis, nežinau, darinys. Tai čia gal tiems, kas nespėjo paskaityti tos įžangos, turėčiau pasakyti, kad aš ją rašiau, tikrai prispažįstu, taip stengdamasi truputėlį simuliuoti Sudžiko kalbą, kad ji būtų tokia asmeniškesnė, ne tiek analitinė, kiek tokia truputėlį deskriptyvi, pasidalinanti įspūdžiais tą mano įžangą. Ir vienas iš gabalėlių tenai kalba iš tikrųjų apie tokią buvusią mano kelionę
neminėsiu kurioje šalyje, viena iš šalių, kuri dabar yra karšta. Man važiuojant greta sėdėjo žinoma kuratorė, Britė, kuri visą laiką man pirštu autobuse badė per langą ir sakė, čia viskas, ką tu matai, yra propaganda landscape, propagandinis peizažas. Tai nėra natūralus peizažas, jis čia specialiai toks sukurtas, kad sudarytų įspūdį, kad taip turi būti, kad štai taip turi būti. Tai prispažinsiu, nesusimaščiau, kokie čia galėtų būti tie propagandiniai peizažai Lietuvoje, gal, nežinau, kažkada tokiu propagandiniu peizažu galėjo atrodyti aplinka aplink atominę elektrinę, kuri turėjo simbolizuoti galią, ateitį, progresą, dar kažką tai ir dabar jau, kaip pasakyti, ją uždarius atrodo arčiau to tūkstantmečio kupolo, negu reiškia tokios tobulos ateities, bet manau, kad elementų tokių propagandos peizažų tai turbūt rastume ir daugiau. Klausimas, ar jų nėra visur tiek daug, kad net kartais nebepastebime? Tai taip ypatingai, kuomet atsiranda ekonominės naudos elementas, nes kartais sunku suprasti, ar iš tikrųjų kai kurie dalykai įrengti, nežinau, netgi saulės baterijų didžiuliai laukai, ar jie iš tikrųjų veikia ir kam ta energija, ta prasme, jinai yra transliuojama ir panašiai, tai taip, be abejo. Mes architektūros studijose turbūt apie urbanistikos mokantis ten didelė dalis edukacijos būdavo apie ašis, apie dominantės, apie tokius vizualinius kanalus, kurių finale turi kažkas tai svarbaus atsirasti. Tai tarkim bažnyčių bokštai, vėliau galbūt kažkokių visuomeninių pastatų arba kitų svarbių pastatų. Ir kai vaikštai senamiesty, iš tikrųjų tie bažnyčių bokštai visur išlenda irgi šiek tiek yra apie tą patį ir tada pasižiūri tarsi tą ankstesnį visą planavimą ir požiūrį urbanistiką nubraukiantis modernizmas koks nors, masinės statybos rajonai ir tu juose vaikščiodamas ir žiūrėdamas, kaip yra sukomponuota aplinka. Iš tikrųjų, kokias žinutės irgi bando komunikuoti. Ten irgi yra apie tam tikrą propagandą, apie kažkokią ateitį, kuri bus, apie kažkokį gyvenimo modelį, kuris turėtų būti privalomas ir nežinau, tą vis dar galime jausti. Tai aš net nežinau, ar kažkur mieste yra tokių vietų, kurios yra visiškai išvalytas, grynos, švarios, be propagandos. Ne, turbūt, kad nėra. Man tenka dažnai praeiti pro dabar pertvarkomą parką ant Tauro kalno prie Santuokų rūmų ir matau, kaip jame bandoma suderinti skirtingas atmintis. Tai vienokios konfesijos antkapi matau, tai kitokios konfesijos antkapi greta. Tai netikras peizažas. Tokio niekada nebuvo peizažo. Ta prasme, žinot, galiu čia prisiminti tais pačiais laikais, kai Artūras Zuokas bandė čia kurti Guggenheimo franšizę, taip pat į Lietuvą buvo atvykęs žinomas miestų brandintojas Wally Olensas. Ir jis klausė, tai kokie čia būtų raktažodžiai jums tiktų Vilniui kaip Europos kultūros sostiniai subrandinti ir panašiai. Ir daug kas kalbėjo apie kultūrų dialogą. Tai visokios tokios metaforos kaip arka, dar kitos tada ateidavo. Tai jis paklausė klausimą, kurį iki šiol atsimenu. Ar tikrai esat įsitikinę, kad esat ne kultūrų konflikto, o kultūrų susitaikymo ir bendrabuvio erdvė. Ir aš tada tikrai nebuvau tikra, ar galiu atsakyti, kad mes nesam konfliktinė, ta prasme, kultūrų konflikto erdvė. Tai yra apie tą parką, apie kurį kalbu. Jis tokio dirbtinio kažkokio propagandinio truputėlį turinio, manau, jau matosi elementai jame. Judant link diskusijos pabaigos, aš truputėlį tada peršokti norėčiau į tokį pragmatišką
požiūrį. Galbūt kažkas skaitys tą knygą ir galvos, tai čia mums ne kažkokius galios ir architektūros viražus ir santykius bando atskleisti, bet gal čia yra instrumentų rinkinys, kaip pasiekti savo per architektūrą. Ar skaitant buvo tokių vietų, kur galvoju, kur kyla mintis, kad visai galbūt turint susitikimą su kokiu nors ten, nežinau, svečiu iš užsienio ar dar ko nors, gal reikia tą architektūrinį scenarijų kažkaip taip sudėlioti, kad jis atėjęs iki mano durų būtų paruoštas susitikimui ir tinkamos emocinės būsenos, nes ten yra tokių labai pavyzdžių, kurios galima tiesiog kai kuriuose rateliuose, kurios žmonės turbūt perskaitys kaip iš tikrųjų patarimą, kad jeigu į derybas kviečiu užsakovas, tarkim, kažkokį, tai nežinau, kažką kitą ir nori pasiekti rezultatą, taip, turbūt Hitlerio, Albert Speero suprojektuotos erdvės yra man įkvėpimo šaltinis. Gal tau taip, man tai nepasirodė, kad taip, bet iš tikrųjų yra tokių vietų, kurios, nežinau, galbūt ir skaitančiojo mano tame tarpe, pirmiausia mano tam tikrus kompleksus atliepia. Man, pavyzdžiui, padarė didelį įspūdį vieta, kur aprašomas kaip tik Remo Koolhaaso pasiūlymas Lakmos Los Andželo apygardos muziejaus rekonstrukcijos svarstyme, tuomet, kai Brodis norėjo padovanoti savo kolekciją, gauti dar Elaja Brodis iš Lietuvos kilęs kolekcininkas, kaip Koolhaasas ramiai, taip kaip čia aprašoma, pasakė, kad, žinot, nieko čia negalima padaryti, viską reikia nugriaut, viską, ką dabar turit nugriaut ir pastatyti iš naujo. Tai, ta prasme, drąsa tam tikra, gal ir kažkoks toks, nežinau, savo verties labai toks aukštas supratimas, nesuprantama, pastatyti reikia pagal Koolhaaso projektą, o ne pagal kažką kitą. Irgi atkreipė dėmesį ir aš pagalvojau, reikėtų kada pritaikyti tokį irgi metodą, kad, žinot, čia lopit, adyt, kažką trupučiuką pakeisti, tai nieko čia nebus. Reikia viską šitą atmest ir viską pradėti nuo nulio ir padaryti gerai. Apie ambicijas ir Koolhaaso, bet apskritai apie tą savo vertės suvokimą turbūt daug ką pasako jo objektuose. Čia irgi aprašytas pavyzdys, kad jisai pats tampa tų interjerų, tų pastatų dalimi ir kažkur tai įsitaiso kažkokią užuominą apie save kaip asmenybę, apie jo ego, tas irgi turbūt nemažai pasako, ar tai būtų Kinijoje koks nors projektas, ar tai tas pats Rotterdamo Kunsthalas, kur tu vaikštai ir koridoriuose staiga pasisukęs tinkamų kampų pamatai, kad tau virš galvos kabo jo didenybė architektas ir žvelgia tokiu stipriu žvilgsniu į tave. Sučikas nevengia, ta prasme, priminti tokių, kaip pasakyti, persistengimo ženklų šitoje knygoje apie daugumą architektų kalbėdamas. Man pasirodė, kad tarp jo favoritų turbūt yra Normanas Fosteris, apie kurį jis taip atsiliepia, be didelės ironijos, o visi kiti tai gauna taip rimbu iš peties. Tai turbūt šitą gaidą galime diskusiją baigti. Galiu palinkėti turbūt skaityti šitą knygą kaip tam tikras įdomias istorijas apie dalykus vykstančius šalia už architektūros gimimo, ne kaip į instrukcijų kažkokį rinkinį. Dėkui labai už pokalbį ir taip, jeigu kažkam įdomi šita knyga, tai lapo stalelis yra kažkur tenais, tame šone ir lauksime turbūt ir kitų architektūrinių tekstų vertimų, kurie neužilgo irgi pasirodys. Taip? Tikrai rekomenduoju. Patikėkit, ta prasme, tokio drąsaus, kritiško požiūrio į gale spindinčius architektus, objektus, užsakovus. Iki šiol man nėra tekę skaityti, tai kas mėgsta tokį nuvertimą nuo postamento, tai tikrai pasimėgausit tuo. Dėkui.